Green Garden Resort. Irgi pietinė Tenerifės dalis, va toksai visiškai ramus kurortas, šalia yra parkingas. Ir jau yra iškaba Green Tourism, žaliasis turizmas. Čia yra tas pats tinklas kaip Grand Resort Oasis ir vat jau matosi, kad labai fainas. Tik įėjus. Nu, labai gražus irgi. Tai dar nesuprantu, kurio vieta yra geresnė, paskui patikrinsiu. It's renovated 1 month ago, and all the clients in all inclusive it has included one time per week. And all the clients have? The clients in all inclusive have to come more time, they will have a reduction, 20%. Aha, svečiai, kurie turi viskas įskaičiuota į šitą restoraną, čia La Carte restoranas, nu, bet jau žiūri fainas, gali eiti kartą per savaitę. Tai iš restorano, va šitą La Carte, kuris yra prie registratūros, lipam į 2. aukštą, viešbutis atrodo visiškai prižiūrėtas, visur šypsenos, labai geras kvapas, lipam laiptais į 2. aukštą. Viešbutė yra irgi one bedroom apartment, 1 miegamojo, 2 miegamų ir suite. Ir turi swim ups išėjimų tiesiai į baseiną. Visur veidrodžiai, tai praplečia erdves. Vaikų rojus, tėvų ne. Viskas yra mokama, 3 eurai, 2 eurai. Ir išeinam į teritoriją, kuri labai panašiai į Green Oasis Park viešbučio teritoriją. Ne, į Grand Oasis Park teritoriją. Šalia yra Van Mini marketas, parduotuvėlė. Ir teritorija matau, kad jau yra nemaža. Taip pat dirbtinė žolė prie baseinų, gultai, kurie yra mokami didesni. Čia jau gultai yra paminkštinti ir skėtukai irgi labai gražus. Nu ką, džiaugiuosi už Tenerifę, kad jie turi tokių viešbučių. Išeinam iš pagrindinio restorano ir va tokiu tiltuku tarp baseinų grįžtame link registratūros. Tai jeigu va įeini į viešbutį pro registratūrą, tiesiai atsiduriame restorane, va per baseinus kirsti. Ir dar sykį nešildomas baseinas, dabar žiūriu nuo registratūros, šildomas baseinas. Ir už šildomo yra vaikų dar šildomas baseinas. Ir įeinam į registratūrą. Visur gražios tokios duris. Dar ne į registratūrą, teisingai mes turim nusileisti žemyn.
Green Garden Resort, 2 miegamųjų 2-bedroom apartamentas. Va, tik įėjus yra miegamasis vaikams, su langu, atkreipiu dėmesį, atvira spinta ir 2 atskiros lovos, miegamasis yra su durimis ir vonios kambarys, dušas, tualetas, viskas čia yra šalia pirmam aukšte tik įėjus. Čia boileriai. Einam koridorium toliau ir čia yra atvira tokia virtuvės zona, pilna šaldytuvas, skrudintuvė, duonos arbatinukas ir kavos aparatas. Oho, netgi orkaitė ir mikrobangė, ir kaitlentė, be abejo pilni indai ir va toksai living roomas, svetainė, kurie pagal mus dar galėtų miegoti. Labai labai gražus kambarys, labai gražus apartamentas ir tai yra pirmas aukštas įėjus. Ir terasa, balkonas, sakykime, taip nemažas. Dabar čia pjauna žolę, bet šiaip tai visiška tyla, o kurortas tai visiškai netoli. Ir iš pirmo aukšto mes leidžiamės į apačią. Laiptai yra, atkreipti dėmesį, nelabai tinka žmonėms, kurie turi judėjimo problemų. Gana stačiais laiptais mes leidžiamės į apatinį aukštą. Čia dar viena spinta. Ir duris yra, atkreipiu dėmesį, yra duris. Įeinam į miegamąjį. Dar vienas miegamasis, 2 gulė lova, jau čia tėvų miegamasis. Ir va iš lovos ir iš miegamojo yra vonios kambarys. Labai faini jų vonios kambariai. 2 kriauklės ir dušas, dušo kabina. Ir čia yra dar labai labai faina terasa. Tai visi 2-bedroom apartmentai yra per 2 aukštus, visi yra dupleksai taip vadinami. Ir visi turi va tokias fantastiškas terasas. Ir ką, aš dabar užkylu laiptais, tiesiog, kad įsivaizduotumėm, kaip čia kas vyksta. Tai va, mes vėl pirmam aukšte, atkreipiu dėmesį televizorius. But more exercise. And what about car parking? It's sporto salė. Car parking and it's 4 euros per day. Sporto salė ir netgi po pietų būna trenerė, su kuria gali padaryti tam tikros treniruotės. Ir sporto salė, va bėgimo takeliai, dviračiai. Ir negaliu daugiau filmuoti, bet yra ir svarmenis. Nuimti žmonės, jeigu buvo. Vieno miegamasis yra viename aukšte. Vieną miegamojo suite, 1-bedroom suite. Tik įėjus miegamasis su durimis, čia jau tėvų miegamasis. Vonios kambarys, labai gražus stilius, tai visur yra tas pats, dušas. Kosmetikos yra nedaug, tik dušo želė, tai reikėtų turėti savo. Ir kaip, va, virtuvėlė. Ir labai fainas kambarys, užuolaidos to pačios kaip Grand Oasis viešbutyje, virtuvė yra pilnai apstatyta. Ir išeinam į balkoną. Ir dar vienas numeris, Golf View, golf su vaizdu į golfą, miegamasis su durimis, vonios kambarys su dušu ir virtuvėlė. Aha. Living kambarys tai visiškai toksai pat, labai labai jaukus, gražus. Nu ir ką, išeinam į terasą, dirbtinė žolė, aha, atviras stogas, jeigu lytų, ir vaizdas į golfo laukus. Per grotas, bet yra galimybė žaisti golfą
Nu, liuks, kambarys liuks, vaizdas tai irgi nieko blogo, fainai. Turi vaikų baseiniuką, daug nefilmuoja, 30 cm gylio. Vaikų baseinas yra šildomas. Nu, taip šokinėdama filmuoju vaikų baseiną, bandau išvengti vaikų veidukų. Suaugusių baseinas. Nu ir va, kaip ir minėjau, vaikų baseiniukas yra šildomas. Ir iš dar kitų 2 baseinų, va šitas, kur yra prie restorano kairiau, irgi yra šildomas žiemos metu. Tai sako, normaliai nuo spalio kokio vidurio, kai šalta, dabar dar šilta. Gultai, rodo, yra paminkštinti. Nu ir va, čia yra bufet restoranas. Restoranas pusryčiams, pietums, vakarieniai. Žiūrint, kokį maitinimo tipą jūs esat užsisakę. Tai va, šitas šildomas, o šitas baseinas yra nešildomas. Dabar kaip tik pusryčių metas, pusryčiai čia tikrai geri, garantuoju. Yra staliukų ir lauke. Ir čia, ir kitoj pusėj. Nu ir dar sėk kartoju, šitas baseinas yra nešildomas žiemos metu. Užeinam į pagrindinį restoraną. Labai gražus, labai gražus. Nu. Baras, kavos aparatai per pusryčius, pupelių kava. Ir va, jau tokia atskira kambariuką užeinam pažiūrėti maisto. Pusryčiai, eik tu savo, kaip gražiai atrodo. Kaip viskas gražiai patiekta. Ir fainai ventiliuojama, gaiva. Aha, ir kitoj patalpoj. Čiūros, garsus kanarietiškas desertas. Nu ir jau matau, kad vakarais čia vyksta animacija, labai fainai.